sužinoti, ką jie galvoja apie Lietuvą. Ir šiandien mes turėsime unikalią galimybę, kadangi mūsų studijoje šiandien vieši Abhijit Kumar, nevyriausybinės organizacijos iš Indijos savanorystės programų vadovas, atsakingas už kultūrą, ir čia lankosi Inaktijo, taip pat kultūros centro kvietimu. Ir su juo atvyko Jolita Bečienė, Inaktijo kultūros centro, kuris plėtoja kultūrinius ryšius ir mezga savanorystės projektus Lietuvoje ir ne tik. Tai sveikinuosi Namaste. Namaste. Indiškai, ir taip pat su Jolita norėčiau pasisveikinti. Labą dieną. Labą dieną. Jolita, kas yra Inaktijo, ką jūs darote ir kaip jums pavyksta prisikviesti svečių čia į Lietuvą? Na, kultūros centras Inaktijo vykdo pakankamai daug veiklos, ar ne? Ir pradedant nuo to pagrindinio, kad yra kultūrinis, ar ne, svarbu. Bet pagrindinis yra dalykas tai, kad mes norime dalintis kitą kultūrą. Ne tik tai, kad atskleisti savąjį meną, savas tradicijas, bet taip pat ir pažinti kitas kultūras. Svarbu tas tarpkultūriškumo ugdymas taip pat yra mūsų organizacijos tikslas. Ir tai mes vykdome per įvairias programas, kaip ir minėjote savanorystės ar ne programą, kurios dėka ir atvyko Abhijit į mūsų organizaciją, tiesiog stebėti, kaipgi mes dirbame su savanoriais, kokias veiklas vykdo, kad jie galėtų iš mūsų mokytis, bet pastebėjome, kad nemažai galime išmokti ir iš jų. Taip pat darome tokių įvairių seminarų, mokymuose, ar ne, nemažai dirbame žmogaus teisių ugdymo tema, nes tai yra svarbu tam tarpkultūriniam ar nemokymai pažinimui, kodėl mes turėtumėm gerbti kitus žmonės, kodėl yra svarbu pažinti kitus žmonės, tai visa tai yra susiję mūsų centre. Labai įdomus jūsų darbas. Ar jūsų savanorystė susijusi tik su kultūros projektais, ar imate ir kitas sritis, kaip pavyzdžiui sveikata, kiti dalykai? Na, į bendrąjį kontekstą, žinoma, įsipaišo ir visą tai, kad svarbu yra sveikata, bet tiek daug smarkiai mes neveikiame. Galbūt daugiau dėl aplinkosaugos, kad svarbu saugoti ir gerbti gamtą, nes tai yra irgi pastebėta, kad tai yra naujosios žmogaus teisės, ar ne, gyventi sveikoje aplinkoje. Tai taip pat labai propaguojame, ypatingai dirbame daug su jaunimu atkreipti tai dėmesį, ar ne, tai tiek daugiau su sveikata. Ir jau turite turbūt ne 1 metų patirtį. Tai iš tos patirties, ką labiausiai norėtumėt prisiminti? Koks buvo tas tarpkultūrinis dialogas, kuris iš tikro ir mums buvo labai naudingas, ir kiti įsivežė iš mūsų labai daug gero? Oi, sunku pasakyti, nes organizacija gyvuoja jau nuo 2006 metų. Pati esu prisijungus nuo 7 ir labai daug veiklos, nes pagrindinė mūsų veikla yra ir vykdoma tarptautinė. Kiekvienas projektas, kaip ir šita pažintinė kelionė, ar ne, kur atvyko svečias iš Indijos, atneša labai daug. Abhijit mūsų organizacijoje vieši jau 2 savaitę, tai dar 1 savaitę jisai viešės. Tai netgi tiek, kad mes bandome informuoti ir supažindinti su jo kultūra, jisai vykdo įvairius jogos, meditacijos, kultūrinius kursus, bandydamas papasakoti apie savo šalį, bet taip pat ir patiems mes, kai bendraujame, labai daug sužinome apie šią šalį. Na, aš dabar truputį dar esu brandesnė moteriškė. Tai jeigu aš norėčiau ten ateiti pas jūs, man tokia galimybė būtų kaip 3 amžiaus aktyvuoliai? Kaip ir minėjau, mes visiškai nesame užsidarę, vis dėlto mes esame kultūros centras ir atviri visiems. Galbūt tik tais, kai su kai kuriom programom, jos yra tikslingai skirtas jaunimui, bet anaiptol į kiekvieną renginį, kurį mes organizuojame atvirą, mes tikrai nenurodome, ar tai turėtų amžiaus kategoriją, kurį įeitų. Kaip ir Abhijit greitų laikų, jeigu neklystu, penktadienį jisai vykdys kitą savo jogos meditacijos kaip čia pamokėlę, įvadą, ar ne, supažindintant su savo kultūra, tai tikrai nėra amžiaus cenzo. Vadinasi, jeigu širdyje nesutema, viskas gerai. Tai svarbu noras. Galbūt paklausime mūsų svečio, Abhijit, kokie pirmieji įspūdžiai Lietuvoje? So, the question is, what is the first impression about Lithuania or in Lithuania? Wonderful. I like it. I love it. I love Vilnius. Tai atsakymas tiesiog puiku, jam labai patinka Vilnius ir jisai įsimylėjo Vilnių. It has inspired me to come back here again and to make a Bollywood film. Abhijit teigia, kad tai jį paskatino grįžti vėl atgal į Vilnių, atgal į Lietuvą ir sukurti čia Bollywoodo filmą.
O kaip jūsų gyvenime atsirado kinas? How did you find out the movie in your life? Since I was a kid, I was very much fascinated to the films. And when I was really a kid, I think that age I was around 7 years old. And a lot of mythological television serials were broadcasted on our national channel. So one of them were Mahabharata. And most of the Bollywood films, it's reflection of Mahabharata. Mahabharata it's an epic. It has all kinds of genres: drama, action, love, betrayal, thriller, war, everything. So what I was used to do after watching the episode, because there was only one television in the whole village, the village I belong to. So a lot of people were not able to watch the TV. So I was watching the TV, and then I was imitating the same episode to the villagers in different places. So this is how it began. Tai istorija bišit labai įdomi, ar ne? 7 metų būdamas jisai dar visiškai vaikas labai mėgo žiūrėti televiziją, ar ne, ypatingai Bolivudo filmus. Ir jo šalyje buvo viena televizija, kuri rodė filmus, Bolivudo filmus. Susiklosčiusi ta situacija, ypatingai jo. Then I joined some professional theatre groups in my country, and I acted in a lot of theatre productions like Shakespeare's Macbeth, Hamlet, Romeo and Juliet, some Russian plays like Seagull. Taigi, Abhijit kalba apie tos laikotarpius 1988 metais, kai nebuvo tos televizijos ar ne kiekvienose namuose, televizoriaus kiekvienose namuose. Dabar situacija pasikeitusi ir iš tikrųjų kiekviena šeima turi televizorių, bet jį inspiravo būtent tai, kad jisai gali kitus, kaip čia dabar netgi išversti, kitus informuoti, ar ne, kitus kažkaip tai pradžiuginti to filmo. Ir vėliau jisai netgi tapo aktorium, vaidino keliose pasirodymuose, ar ne, spektakliuose, vėliau perėjo netgi į profesionalųjų vaidinimą. Jisai vaidino kaip ir tokiuose spektakliuose kaip Šekspyro Hamletas, keliose rusiškose spektakliuose bei britiškose. Tai jūsų patirtis iš tikrųjų įspūdinga, bet kinas, jisai vis tiek mes matom, kad yra daugiau su vakarais susiję, bet jūs esat turtingi savita kultūra. Ar kaip jūs galvojat, ar kinas iš tikrųjų netims iš jūsų galimybės perteikti tą savo misiją ir parodyti tikrąją Indiją? So the movie is usually connected with the western part of the world. So don't you think that the movie making, the film industry, won't change your wish to show this happiness through your cultural understanding? Actually, it's not like that. I think we started making films at quite early age, and also this came because we were under the British rule, and actually, we were making the films same times the French and the Americans and the Britishers were making films. Tai Abhijit pasididžiuodamas, ar ne, teigia, kad Bolivudo filmai lygiai taip pat kaip ir prancūzų, kaip ir amerikiečių, ar ne, Hollywoodas pradėjo tuo pat metu ir jisai lygiai taip pat yra žinomas ir taip pat didingas kaip ir kitos filmų industrijos. Tai gal galima būtų daugiau sužinoti apie Bolivudo kaip industrijos ir nuveiktą darbą, ir filmus, ir kažkokius išskirtinius dalykus, nes manau, kad mūsų klausytojai tikrai pirmą kartą girdi plačiau apie šituos dalykus. Iš pirmo lūpo. Taip. Can you tell more detail about Bollywood industry, film industry, the details, how it appears, what is the history? Well, Bollywood is not the whole of the Indian cinema. Bollywood is just Hindi cinema. Indian cinema is quite wide, and it's in different states. We have around 30 states, and each state has its own film industry. So Bollywood is the Hindi film industry.
Taigi, Bollywoodas nėra visa ta industrija, indų filmo industrija. Indijoje yra netgi 30 sektorių skirtingų filmų ir Bollywoodas yra tik tai viena jo dalis. And because it is based in Bombay, so the name is Bollywood. So somehow it has been adapted from Hollywood. Pavadinimas Bollywoodas, tai atitikmuo Hollywoodui, bet kadangi tai prasidėjo Bombėjui, tai tiesiog buvo pakeista H raidė į B. The origin, I can say, like the beginning of Bollywood, it was 1932. You can call it this decade the establishment of Bollywood film industry. Taigi, Bollywoodo pradžia galime teikti, kad tai buvo 1932, kaip Bollywoodo pradžia. Na ir kada mes kalbame apie tokią didelę kino industriją, labai svarbu sužinoti, kuo didžiuojasi, kokie filmai jau iš tikrųjų yra kaip legendos arba filmai, kurie reprezentuoja būtent Bollywoodą kaip tikrai labai efektyvų kūrybinės industrijos centrą. So, can you tell what makes the Bollywood proud of it? What movies maybe or some actions that makes the Bollywood so famous? Well, I must say, I must add one information before telling more about Bollywood. Like, I see personally as a filmmaker and as a cinema student, I see the first 2 decades of Bollywood as the golden age of cinema, post-independence era. In 1947, India became independent, and most of the films that were reflecting the situation of the country, the post-independence situation. And also the Bollywood films, it helped Soviet Union a lot to recover from the pain they had from the World War. The Bollywood films, it really gives them a kind of hope, and a very famous film star from Bollywood, Raj Kapoor. He became very famous in Soviet Union, and still he's worshipped like anything. He's one of the biggest stars. Also, one very interesting fact is like the first Cannes Film Festival. It is almost every director's dream to have a Palme d'Or at Cannes Film Festival. It was Neecha Nagar. Neecha Nagar was the film which won the first grand prize in the Cannes Film Festival, the first Cannes Film Festival. Taigi, paskutinės kadencijos, ar ne, paskutinio laikotarpio Bollywoodo filmai ypatingai atskleidė tą nepriklausomybę, Indijos nepriklausomybę po 1947 metų, kai Indija atgavo nepriklausomybę. Ir ypatingai tuo pasižymėjo Bollywoodo filmai, ne, tas nepriklausomybės. Klausome kūrinio, pailsim 3 minutės ir sugrįžtame į studiją ir pakalbėsim dargi, kokie grand planai laukia Lietuvoje, kokie filmai bus filmuojami ir kas nustebino mūsų svečią čia Lietuvoje. How are you? How are you? I'm good. माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।